Kalbame su Vilniaus Kibirkšties komandos vyriausia trenerė Jurgita Štremeikytė Virbickienė. Na, trenerė, sveikiname su pergale. Kas lėmė būtent, kad jūs auklintėms vaiko laimėti? Ačiū, sveikinimus, be abejo gynyba. Aš šiandien esu tikrai patenkinta gynyba, nes jinai buvo, nesakyčiau, gana protinga, be reikalingų, sakykime, klaidų. Toks, sakykime, kontaktinio žaidimo, tikro kontaktinio žaidimo, be jokio tokių bereikalingų visokių rankų kišimų, ką mes turėjom problemų visą sezoną. Ir gynyba šiandien laimėjo. Aišku, puolime buvo tam tikrų klaidelių, nepataikytų metimų, bet kaip sako, čempionatus laimi gynyba. Pirmoje serijos rungtynėse, taip pat ir šiandien, būtent pirmasis kėlinys buvo toksai, kad Fortuna praktiškai taškus renka labai sunkiai, jums sakasi tai daryti geriau. Kas lėmė tai, kad būtent rungtynių pradžia geriau klostas jūsų komandai? Aš ką sakiau po pirmų rungtynių, mes turim gerą ritmą. Nuovargio prasme, tas, sakykime, Rytų Europos lygos turas savaitgalį, tai rungtynės gal nėra geriausias variantas, bet tęstinumo rungtynių, sakykime, tęstinumo po gerų rungtynių, jos daug labiau koncentruotos. Jos koncentruotos ir žino, kokią kainą tų kiekvienų rungtynių, ir tuo labiau, kad po prarauštų pusfinalio rungtynių žino, kur buvo klaidos, žino, kaip gali kainuoti, sakykime, jos koncentruotos nuo pat pradžios. Balandžio 11 trečiosios serijos rungtynės, tikitės užbaigti seriją turbūt namie? Nieko mes nesitikim, mes paprasčiausiai eisim žaisti rungtynių. Čia, žinot, 2 pergalės yra pavyzdžių čempionate moterų, kad po 2 pergalių ta komanda pralošė bronzos medalius, bet mes eisim žaisti krepšinio, eisim žaisti rungtynių. Ne laimėt bronzos medalių, bet eisim žaisti. Ačiū jums, trenerė, sėkmės einant žaisti rungtynių.